Labas visiems. Sveiki visi. Labas. Esam žiauriai pavargę, nes jau kaip žinot, vėl laimėjom. Kelintą kartą įdomu laimėjom etapą. Etapą? Nu. Iš eilės? Aha. Aš tai atsimenu apie antrą. O praeitais metais, man atrodo, irgi visi laimėti. Ar ne, paskirimi, smiltiniai. Ketvirti likom. Prieš tai dubuliuojasi pirmi. O daugiau ten, man atrodo, antri buvom kažkaip tai. Nebuvo taip, kad viską lengvai nusineštume. Nes smiltiniai dar buvo intriga. Jo. Tai va, chebrytė, laimėjom. Ir laimėjom, sakyčiau, labai stipriai laimėjom. Triuškinom. Nu, realiai triuškinom. jo. Surinkom per abi dvi dienas 24 baudos taškus. Vakar 15, o šiandien blemba 9. 9 taškai tai yra, tai yra stipru. Ir kažkas ten tikrai negali pasakyti, kad kaip po pirmo etapo, kad mums pasisekė čia, kažkokia tai zona lėmė, sektorius lėmė, nieko panašaus. Nieko panašaus nėra. Padėjom ir antrai komandai. Taip, ir antra komanda, linkėjimai antrai komandai, jo, antri liko. Irgi iš tikrųjų tai labai arti mūsų buvo. Pirmą dieną tik vienu tašku mes vedėm. Antrą dieną jie pasigerino, ar ne? 16, vienu tašku. Panašiai. Ne, pala, jie 17. Tai vienu blogiau. Jo, Vienu blogiau. Tai čia labai irgi gerai. Nu, tai va. O mes... Žodžiu, taktika veikia, visas planas sudėliotas mūsų dviem komandom sudėliotas, žodžiu, veikia, dirba. Tai netgi, va, kaip Artūras sako, pasisekė. Tai čia dabar jau 10 žmonių įrodo, kad tai nėra sėkmė. Labai buvo sunku eiti link to kelio, nes gaudom storais pavadžiais. Pradedam nuo 0,14 realiai. 0,14, pavyzdžiui, va, mano komanda gaudo kartais dar netgi storesnių pavadžių. Dauguma 16 gaudo. Jo, bet iš tikrųjų aš gaudau ploniausiais valais, aš gaudau 0,12. Tu prasme, šiandien gaudai? Ne, šiandien negaudžiau. Šiandien negaudžiau. Šiandien net ne 0,12, 0,11. Tai SLR 0,11. Bet šiandien jau gavęs savo sektorių, B zoną, kurią puikiai žinau, kur laimėjau praeitą etapą antrą dieną. Taip, o čia vietoj gal buvo? Ne, per kokius 50 metrų nuo tos vietos. Ašgi nuo savo to, kur daug prigaudžiau, per vieną. Per vieną? Jo. Nu. Tai jau mes ten kaip namuose tose sektoriuose. Ir suprantat, tada jau šiandien 0,14 ir jau kai pasistačiau karšį, tai dėjau 0,16, nes beproto dideli karšiai buvo. Beproto dideli karšiai, didžiausias turbūt buvo tikrai virš 3 kg. Ir va šiandien išėjau pirmas, overolė antras. Pralošta vieta, realiai. Ne, viskas gerai. Nes vakar antras buvo. Visi likom 10-tukė. Jo. Tada Rusla zona, Jo. Mindė antras, 4 gramais nuo pirmos vietos. Hebra, įsivaizduojat, 12 kg žuvies ir pralošė pirmą vietą 4 gramais. Tai čia yra, karšis pakakoja vien tai viską. Kaziūnė 4, Inkaras, Klaus Matilik sekantį etapą. Kaip ir šį kartą. Kaip ir šį kartą. Ir žiaurų stebuklą šiandien padarė Laurinas. Laurinai, biškį papasakok. Nestebuklą, taigi čia mes jau... Ne, nestebuklą, bet... Aš ir bendroji Nestebina tas zonos ėmimas, tai nestebina. per plauką nuo pakilos, nes vakar susigaidinau daug leisdamas žuvies. Šiandien irgi pirmas 5 žuvis atskabino, skrydo ir drenanas į betonkė, ir graibštas. Bet paskui nusiraminu ir per 1,5 valandos gaudžiau 12 kg ir sudaužiau zoną. Per 1,5 valandos. Mes labai mėgstam dažnai ir mūsų taktika realiai rėmėsi tuom, kad
reikia gaudyti vienam taške. Ir pradedi gaudyti Jo, tiktais ir trečią va. Ir valandą. laukia. Taip, man vakar lygiai tas pats buvo, aš pirmą valandą vakar turėjau 4 va tokius karšiukus, nenuleidau rankų, variau ant to pačio taško, nors mane, sakykime, mano distancijose buvo mano varžovai, bet man žuvies nebuvo, kai tik tais jie išeidavo, ačiū Tadui Ignatavičiui, Tadas išeidavo iš mano distancijos, pas mane pradėdavo karščius, nu, sugaudžiau tuos karščius. Ten 9 ar 8 karščius sugavau, ten irgi 12 kg, neatsimenu. Ai ne, 8 kg, bet užteko antrai vietai. Tai va, Ruslo, kaip tau, kokia tavo istorija? Dar prie istorijų gal neįgam, dar tokį bendrai pasakysim. Ai, nu jau. Pavadėlį kabliai, aišku, tai antras toks dalykas svarbus, tai šėryklos. Gaudėm didelėm šėryklom, kinom dar didesnėm šėryklom, tai irgi čia va plano dalis ta buvo ir visos tos taktikos, visos pas mūsų sudėliotos. Tai Ačiū Audriui Plevokui iš šėryklas. jo, Audrius, mes... Čia aš sugalvojau, nežinau, pagal vieną tokį šėryklą, pasižiūrėjau matmenį, sakau, va šita va bus ideali. Visi nepatenkinti, nenori gaminti tas išlaidas. Bet pats Labai brangios šėryklos. Pats netikėjau, bet va, nu, tikrai idealiai atitinka ir antrai komandai irgi prisidėjo prie šito užsakymo, pasiėmė savo, tai dėl to šėryklos labai mums gelbėjo. Jaukas, tas pats kaip ir praeitą etapą, tai bazę galima atskleisti, tai Wonder Yellow, Romainė Primas ir Finer Special. Nu ir po to jau ten priedų, tai jau ieškokite savo, bandykit. Norit pabandyti. Bet nepersistengkite, iš karto sakau, kad neieškokite ten kažkokių stebuklų. Čia man kažkas sakė, blemas, ko aš išnekėjau. Sako, labai užsiuodė jūsų jaukas, mano jaukas. Aš sakau, nu nesąmonė. Ir, blema, tikrai pas mus jaukas nebuvo kvapnus. Nu, Tikrai negalėjo. Gal pripratėjau per tiek dienų? jo, nes aš, Manau, pavyzdžiui, neužuodžiam mes po patys. varžybų, kur vietiniam atidavinėjau jauką, tik prasidariau kibirą. Kibirą jiem pridėjau prie linijos, nes dar laukiau svėrimą. Ir stoju, tas prasidarė tą kibirą ir tas mūsų kvapas. Jis ten žiauriai stiprus, tik tiek, kad mes visą dieną sėdim prie to jauko. Jo, mes Ir įpratę. mes priprantam. Ir mes Gal nėra jis labai stiprus, nu toks. Post. Bet nėra taip, kad mes piltumėm buteliais ten tos aromos. Ten yra, tikrai pusė. Protingi kiekiai. Protingi kiekiai, ta prasme, net pusė nėra, sakau, ta prasme, trečdalis. Tai ant 4 kg jauko tas trečdalis tos aromos ten, nežinau, gal kaip jis pastovėjęs tas jaukas. Jo. Gal jisai ten, žinai, uždarytam kibirė, ant tokio karščio, ten jisai pradeda. Gyvi, tai mes viską naudojam. Tai pradedant, netgi ir kukurūzą naudojam. Tai kukurūzas, kasteris, bzikas, sliekas, matilis. Mes viską naudojam iš gyvų, mes viską naudojam ir tiesiog ten irgi turim tokią sistemėlę, planelį, kaip su jais dirbti. Tai čia irgi yra daug darbo įdėta. Tai jau nepasakysim kaip tiksliai, bet su gyvais jau patys turite dirbti, išmokti. Nu ir viskas, va taip įėjom. Dar... Sunkus kelias buvo. Sunkus. Įsivaizduokit, Įsivaizduokit, kiekvieną dieną vis kažkas pajausdavo, Jo, tada jau jo. suprasdavo. Dar supraskit vieną... Kiekvieną. Jo, vis atrandam naujų fiškučių. Ir tą pačią pagrindinę fiškę aš man atradom penktadienį sėdėdami šalia Fidermen. Jo. Ruslo, sako, susapnavau. Ir jisai susapnavo, mes pasitikrinom. Ten 2 fiškutės net. Lyg ir Viena veikia. ta, kur aš pradėjau ir ten... Ir visas dienas man veikia. Bet, ta prasme, kol nedarai ir realiai nėra. Neįsivaizduoju, kaip kitos komandos perda tą visą pajautimą, kada kaip paduoti. Čia nėra, pas mumis tikrai nebuvo aklo vertimo gyvų. Tikrai nėra taip. Patys jaučiat, kad kitos komandos gaudo su labai mažom šėryklom. Ir irgi labai gerai sėkmingai gaudo. Nėra vienos taktikos, bet ką mes pastebėjom ir kitą etapą turėkit omeny, chebra. Klauskit bet kas šalia mūsų sėdėjo. Bet kurio. Minimum 2 žmonės iš kairės, ir minimum 1 žmogus iš dešinės negaudo šalia mūsų. Niekada.
Taip, kad jeigu matot, kad mes atėjome kažkokį tai tašką ir tenai pagavom pirmi žuvį, aš jūsų vietoje jau eičiau kažkur kitur. Nu, ta prasme, nu, hebra, bet čia nesigiriam. Nu, taip. Nu, tai. Jeigu Bet ten- čia taip buvo. Ta Nu, tai, prasme, tai buvo, tokia buvo tendencija. Pavyzdžiui, pas mane vakar, po manim tiesiog 4 žmonės negaudė. Nu. Iki antros komandos niekas negaudė realiai, tik paskutinė ten gal pusvalanduką. Nu, nes tu tiesiog... Antra darė iš savo pusės, Jo. darė ir taip ir gausi. Tiesiog žuvį neimdavo. Nu, arba šiandien, pavyzdžiui, aš sugaudžiau 34 kg žuvies, kai antras svoris pastarnokas buvo, jis buvo B1, mano B5. Jisai pagavo 6 kg. Tai ant 28 kg daugiau negu antrą vietą. Nu, čia kažką sako. O šonai tai laiku išėjo pikeris į tolimą, dar, man atrodo, 2 karšiukus pasigavo. O fanatikas, Kęstutis, jis man sėdėjo iš dešinės ir jisai neišėjo iš savo distancijos. Tai bijau pameluot, bet man atrodo 3 karšelius pagavo. Vieną mažiuką ir 2 tokius pusę velnio. Vakar tai neblogai sakė. Nu. Tai va, nu, ir per treniruotės tas pats matėsi, sėdėjom šalia Fidermenų penktadienį, kad Gince, kuris žiauriai gerai gaudo irgi karšį, nu, kilogramą, vieną karšį jis pagavo. Vieną gražų karšį. Vieną Bet jisai pradžiai, kol buvo geroj toj savo distancijai, jis 5 leido, bet tai čia gerai ieškojo kabliukų. Bet jis paskui atėjo į mano distanciją ir aš toliau dar geriau pradėjau gaudyti. Ir jis, nu, Nes nieko jisai dar negalėjo pašerdavo turbūt, o dar papildomai ko nors, kokią nors padaryt. įmesdavo. Bet jau irgi gaudė mažum šeriklėm. Bet šiandien gerai sugaudysi. Gerai. Šiandien jis man padešinį sėdėjo ir... Na, tavo jau kažkaip Jo, pagaudė. jisai gavosi, kad vienoj distancijai, vienodas tempas, viską darė kaip aš. Jo, bet mes ir per varžybas Lygus mažesniam vakar, ne šeiko. pas vienągi buvo, kad kaimynas tiesiog jau ant tiek spaudžiais ant linijas arba netgi pas mus įmeta jau. Sėdamas, kad dar kažką nurinks, nu, nes pas mus tiesiog stovėjo. Ir mes tikrai nedarėm ten jokių tenai burtų, turiuomenį, kad kažką nujunginėt. Mes nieks chemijos net negalvojam, nieko, Ne. net nesinešim. Mes ne Kovalenko. Mes ne Kovalenko, tas žvėris gali jums sugadinti nuotaiką. Mes tai draugiškai, mes draugiškai. Tai va, ir dar ką norėjau pasakyti, ta pergalė, tas pergalės, sakykime, svoris koks yra. Žinau, kad Rusla turbūt dar daugiau negu aš, bet mes su Rusla rašomės, kiek važiuojam žvejot. Tai vien skirvytai man šiandien, po šiandien varžybų dienos buvo 27 kartas šiais metais. Taip, tu so. 27 kartas. Čia Grosgardons, Čia Eina yra- sau, neįtikėtina. čia yra, mes treniruojamės nuo antradienio, tai 6, ten po to dar 2 dienas prieš, savaitę prieš, tai nu įsivaizduokit. Na, kiek- tai jo, ir gaunas vien tik vienas Jo. startas 10. Plius dar vienas važiavau, bet čia nu, prieš Grosgardoną 2 kartus net ankstyvą pavasarį ir taip toliau. Taip yra siekiamas pergalės, o ne... Paskui kai nors iš O ne savo trečiam. geitinų. Nu, ką man, Įdomybių kažkokių vakar, buvo? vakar šiaip buvo vaminga, šiandien sėdėjo C zonoje, aš buvau, man atrodo, C10, man atrodo. Žiauriai sunkus sektorius, kas ten, ta prasme, visa zona, žiauriai sunkis zona. Man asmeniškai ten yra, čia yra nuo salos galo. Man šita zona yra pati baisiausia realiai, neskaitant E zonos, bet man jin yra pati baisiausia, pati nesupratingiausia. Nes ir aš manau, kad padariau klaidą išėjęs į 50 metrų. Aš gal galėjau gaudyti kokiuose, nežinau, 27, 32, nes ten konkurencija buvo didžiulė, visi gaudė, nesakau, man labai jutosi, bet sakau, ačiū Tadui Ignatavičiui, kad jis mėtės, žinau, kai jis neteks kantrybės, jis neteko kantrybės, išėjo, tada aš pradėjau gaudyti. Sugaudžiau savo tą visą svorį, vėl tada jis atėjo ir tada vėl viskas susidarė. O šiandien 27 metriukai, man atrodo, man atrodo, taip ir yra. Ir nuo pirmos minutės variau ir viskas. Turit varyti taip, kad sumėtytumėt 4 kg jauką. Ten kažkiek tai gyvų. Bet sakau, mes gyvų ten nekrovėm, be proto ir taip toliau. Biški reikia, bet tikrai ne per daug. Ir viskas. Tokias mano dienas. Ir šiandien man su nebuvo labai didelis karštis.
Tai 19 žuvų pagavau, 34 kg. Čia vidurkis, 2 kilus. nu, čia vidurkis žiauriai geras. Labai didelis. Plius dar turiu omeny, kad 5 pas mane buvo mažiukai. Kaip tu įsikėlė tą sietą? Rolfas padėjo. O tai po to įmesti reikia. Ivan, Jau pats nuridenau. Nu, Reikia dviejose. reikia sėtą antą įsigyti. Nu, mažą kad. suprieš, pabėgta žuvis, traukiant palą. Na. Nu, žinau, mano tai va taip, mano taip. Mano, mano šitą dieną tai nieko ypatinga, ten ramiai ir savo gaudžiau. Sakau, aš įsitraukiau, nu sekas, burtai sekas, ištraukiau, aš gan neblogus tas sektorius, tai savo 13 įsitraukiau, ten kur prieš tai pirmą etapą, antrą dieną šalimais sugaudžiau tas 32 kg. Tai paprasta tokia diena buvo, labai nežuvinga pas mus šiandieninė zona buvo, pas mane buvo 12 kg, po to Kalsauskas 7 turėjo ir ten viskas, pora žmonių 5-6 kg ir viskas ten pakilo visi kiti. Labai ten nežuvinga buvo. Tai, Kaip nebūtų keista šiaip tai zona. pirmą dieną buvau ant 3 betonkės zonai, tai įsikapanojau per paskutinį pusvalandį, įsivaizduokit. Irgi ten visą dieną nekeičiau taško, gaudžiau iš ten kažkiek metrų. Tai žodžiu, likus pusvalandžiui pradėjo kit man karpį, jie tikrai grinai atsistojo. Nes vienas po 10 minučių kitas, dar už 10 minučių trečias. Tai 2 įsitraukiau, ko nepavykdavo įsitraukti per treniruotės. Tai pasiruošiau meškerę su šok lyderio, žymiai lengviau kartais įtraukti su šoku negu su guma. Tai man labai padėjo, žodžiu, ir tai vienas svėrė apie 2 kilus, kitas 3 kilus. Jau labai gerai. Pagalvojau, Tempė labai stipriai. ant dendrobenos vieną didelį slieką uždėjau ir ten informacija atėjo iš kaziuko, kad vieną fiškutę reikia pabandyti, aš ten tvarkiausi, ruošiausi. Ir taip vis žiūriu meškerį, kad jinai pradėjo visą varyt. Tai va, tokias mano dienos. Ai, dar vieną fiškutę pasakysiu. Čia visi klausia, ar ant mešlinuko gaudai. Mes ant mešlinuko gaudom, bet mešlinukas visas dienas veikia taip, kad ant mešlinuko bent jau man asmeniškai kibo šiušara. Mes dėjom aš bent jau dėjau elementarią dendrobeną. Jo, keitinėjus. Jo, keitalioji, nes dedi, blemba dedu aš tą mešliuką, tai jis taip gražiai juda, taip gražiai, bet tai nu šiušara daužo, nu blemba, taip Maslo uždės. reikėjo ieškoti. Jo, maslo reikėjo ieškoti. Keitinėti reikėjo. Aš šiandien irgi visą žuvį sugaudžiu skirtingus masalus. Tik nepagavau ant savo stebuklingų dzikų. Aš irgi nepagavau ant dzikų šitą. O aš per visą laiką ant dzikų nieką nepagavau. Vienintelis. Laurins tai blemba visą žuvis rinkdavo. Ant ko pagavai? Ant dziką, eik tu savo. Aš dedu man tuščia, nieko nėra. Kuoja geriausia atveju, plakis. Nu, tas tai mane tai nežinau. Aš tai sugalvojau savo pravardę. Dziks? Leidėjas. Leidėjas. Kodėl įdėti? Vakar. Ai, leidėjas. Šiandien 5 žuvis leistas. Didelė žuvis. Nežinau. Skauda jau patekdama. Nu. Ką minčiu? Turi kažkokį įdomybių kokį Pasakot, bajeriuką? šiandien Bajeriuką kokį numest? Šiandien Man C3 skauda. sėdėjau, į salos galą sektorius. Gaudžiau kur visi gaudo, tas stumai ten. Kur Tadas man vakar pasakė, kur gaudė, ten lygiai tas pats sektorius buvo. Tai, su distancija kaip ir aišku buvo, pats matavau, viskas gerai. Nu, 1 valandą pagavau taip 3 karšius, visai neblogai buvo. Pajudėjau, bet kaimynas irgi pradėjo gauti mane dešinės. Ginčia. Jo, kopijavo atstumą. Gaudė, ir būtų iš tos pusės gaudė. Gaudėm, jo. Tai va būna išimčių, kad kažkas permuša. Ir galutinai gavosi, kad likau antras. Jisai surinko 12 kg 27 gramus, o aš 12 kg 23 gramus. Eik tu savo, 4 gramų. Tai va. Nu, bet ginci ant tokio svorio nebaisu ir po... Bet tai kokias išliko minutėm? Didelė? Ne, maža, gan maža. Tai ant tavo šliefo gaudė. Gavosi taip. Netoli gavosi metimi. Nu, sektoriaus atstumas. 10 metrų. Ką, kaziūnai? Kaziūnė pirmą dieną beveik 14 kg,
trečias, antrą dieną be kelių gramų 10 kilogramų, ketvirtas. Tai abi dienas man nebuvo tokio stabilaus gaudimo kaip ir treniruotės. Tiesiog po porą serijų užsikurdavau ir taip pavyko surinkti, bet reikėdavo šiek tiek improvizacijos man asmeniškai, nes grynai treniruočių taktika man ne 100% veikia. Nu, tau reikia metalo kažkokio vis tiek. Jo, Tau... man reikia metalo. Kaziukas šiaip yra turbūt, nežinau, lygoj, mūsų lygoj yra išradingiausias. Jis, nu, ta prasme, jis kiek sugeba dalykų pabandyti, aš kartais sėdžiu, galvoju, nublemba, jis kaip Alikas Taranovas sako, apie Kaziuką nešnekėk, nes jis ne žmogus, o mašina. Nu, pas jį tiek minčių, jis tiek komandai duoda šiais metais ir aplamai ne šiais metais, kad aš net sunku man patikėti, kad viena tokioj mažoj galvoj gali tiek daug fiškių būti. Nu, to prasme, žvėri. Nu jo, fiškiai buvo iš pirmos dienos ilgas pavadėlis, labai ilgas pavadėlis. Ja. Tai šiandien turėjome irgi tokį variantą, kad pasimėginti, bet kiek mėginau, tai neveikė šiandien. Labai ilgas pavadėlis. Aš ir trumpą ir ilgą tą bandžiau. Nes jutau, kad taške žuvis yra, bet nekimba. Tai galvoju, ar jinai prie šėryklos. Bet, nu, zerlų nebuvo, bet, nu, blemba, atsitrenkdavo kažkur. Bet pastebėjot, zarų mažiau buvo. Aš, pavyzdžiui, Jo. vakar Nebuvo, nemačiau, nebuvo. nei šiandien Nebuvo. nemačiau, jau kažkaip nebėra. Nu, man buvo aš šiandien jutau, kai skanavausi, kad per žuvis praėjo, žinai. Ir šiandien, kadangi aš irgi žinau, kadangi čia mano ta, nu, sektorius mėgstamiausias, nu, zona, tai aš žinojau, kur ten gaudyt, ko ieškoti ant dugno, tai staigiai užsimečiau vieną kartą, dangštą atsitraukiau, užmečiau, viskas gerai ir viskas, 2 kartus, 3 maksimum kartus užmečiau, viskas aišku. Ir gaudžiu, nes, nu, kaulų rinkus. Nežinau. Leidėjas. Leidėjas. Jo, Nu, aš pirmą dieną labai gerai gavau D2, šalia lydžių gavau Tomą. Gaudėm iš vienos distancijos ir mes jautės, kad nuiminėjom vienas kitą žuvį. Bet pas mane kokioj 2 valandoj, taip gal netgi jau link 3, pradėjo stoti tas karštis ir 6 atsikabino taškę, kokių 9 kibimų nepakirtų. Bet vis tiek aš surinkau virš 10 kg ir likau dar 3 zoną. Ir dar taip nebuvo gaila. O šiandien 3 valandas realiai turėjau 5 žuvis ir visas 5 atsikabino. Sazaną 3 kartus per brovkę, per kėlių, šėryklą lenda ir pukšti šoka. Karštis gal 3 kilo, 5 centimetrai nuo graibstas, galvoja, kad jam reikia eiti atgal, šoka kablys. Nu, ta prasme, ir buvau labai jau susitikęs ant savęs skrydą ir renanai. Nu, ta prasme, tiesiog. Tai nuėjau, parūkiau ramiai, pagalvojau, atėjau ir susijėmiau. Atkaliai. Tada per pusantros valandos ištraukiau 8 didelės žuvis, vieną ištraukiau sazaną gal 4 kg. oho. Tada karštis ėjo gal 2 kilo ir taip pastoviai 10 minučių vos ne po žuvį. Po žuvį ir nusiraminau ir gerai buvo. Ir labai džiaugiuosi. Nu, Visi džiaugiamės, nes šiandien 9 taškus tik surinkom. Čia Jo, yra čia toks žiauriai kosmosas, kad stipriai. čia nežinau. Tai turbūt ir viskas, ar ne, chebrytė? Jo, ką, padėkosime rėmėjams. Rėmėjams, treneriam. Treneriam. Didžiulis 3 ačiū treneriams. Jo, žiauriai. Katelė. Sekantis. Almantas Keiveris. Ir Edvardas Činga. Čingiuks, Marijampolės bičiulis mūsų. Senas bičiulis, žvejojam su jo pavasarį nemažai, ne kiek, 2 kartus man to šešupė ir dar kažkur. Tai va, žiauriai kieta chebra, kiek dirba chebra, net, Vis didėja mūsų Jo. štabas tas. nu, ir Aš vadinu- labai gaila, kad kažko nebus, tikriausiai gal nebus nei vieno iš šitų trenerių, nes, nu, prasideda atostogų metas su šeimom, vis tiek žmonės nori pabūti. Jie ne mes nesveiki tokie, be dvasios, be dūšios tokie. Tai va, daugiau kas, treneriams žiauriai ačiū.
Buvo gaila, čingos ant pačią galą nutrynė koją žmogus, nu tai blemba neturėjom nei dviračio, nieką žmogui duoti ten trečioj betonkiai, ten aš įsivaizduoju, toli sėdėjo pinsnukį. Jo. Eik tu savo, Taip žmogelis. iškirčiau negu mes vakar su... Dar čiūziškai, ne? Nu, blemba, nu ten didžiulė pagarba. Didžiulė pagarba treneriams, belekai. Tai va, ačiū žvėja tribūnai, kad jinai yra toksai klubas. Žiauriai ačiū irgi Survivalui, kuris mumis rėmė, sakykime, netgi, nu, tiesiogiai jaukais. Nu, sumoka už mūsų jaukus, sakykime, dalį. Tai va, be jūsų nebūtų mūsų. Ir ką, Hedryti, dedam žvėja tribūną, ką? Karališkas klubas. Na, žvėja tribūną! O kada man padėkosim? Ačiū! Visada. Šitas etapas buvo mano. Mano. Kitą etapą kažkas kitas. Suras. Supisėjęs.